Gyvoji miesto kronika. Viltis stipresnė. Labą dieną visiems mūsų žiūrintiems ir klausantiems. Iš Vilties miesto studijos tęsėme susitikimų ir viltingų pokalbių ciklą Viltis stipresnė. Gyvoji miesto kronika. Šiandien pradedame savanorystės temą. Ši diena mūsų susitikimuose, mūsų studijoje yra savanorystė. Prieš tai kalbėjom apie ekologiją, apie tikėjimą ir religiją, o dabar norėtume turėti keletą susitikimų šią temą. Ir šiandien mūsų studijoje mes turim Maltiečių ordino prezidentą, taip, teisingai sakau. Gal galite pasakyti savo ir vardą, ir pavardę, ir kur gyvenate, norėtume su jumis susipažinti. Gerai. Labą dieną visiems. Esu Bronius Einars, esu klaipėdietis, Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje prezidentas. Sutrumpintai mes sakome maltiečiai, tam, kad būtų iš tikrųjų paprasčiau. Esu ilgametis Klaipėdos grupės maltiečių narys, šiuo metu esu prezidentas. Bet taip pat jūs, kiek žinau, šitos nuostabios pareigos būti prezidentu, gal kai kuriems tai yra labai didelis iššūkis, bet jūs esate savanoris. Visiškas savanoris, savanoriauju nuo 97 metų, galima sakyti, Velykų, nuo pavasario, nuo šito laikotarpio. Tai prezidentas turbūt čia jokia nei garbė, nei džiaugsmas, tai yra didžiulė pareiga. Ir atsakomybė. Bet tiesiog taip gyvenimas matyt lėmė, kad šiuo metu užimu šitas pareigas, dar prieš tai kurį laiko tarpą teko prisidėti prie kitų, sakysim, Lietuvos mastų veiklų, bet viskas prasidėjo visgi čia, Klaipėdoje. Niekur kitur, bet čia Klaipėdoje 97 metų pavasarį. 97 metų pavasarį, jau seniai, jau tikrai seniai, taip kiek čia tų metų? Daugiau nei ketvirtis amžiaus. O lela, iš tiesų. Taip. Ir mes šiandien, mėly žiūrovai ir klausytojai, susitinkam su žmogum, prezidentu, kuris yra savanoris. Kur mes rasim tokį dalyką? Šiaip retas atvejis, kad prezidentas savanoris. Aš taip tik tai svarstau. Aš nesu girdėjus. Prezidentai paprastai būna, kur gauna atlyginimą Lietuvos prezidentas, ten dar kažkoks. Bet čia toks humoristinis pasižiūrėjimas. Humoristinis galbūt. Iš tikrųjų, tai turbūt plačiai paplitusi yra praktika, kad tokios nevyriausybinės organizacijos, taip sakykime, nors ordinas pats savaime neskaito savęs nevyriausybinė organizacija, bet mes kaip pagalbos tarnyba tikrai nevyriausybinė organizacijos, jose dažnai tie aukščiausio rango, kaip čia, pareigūnai organizacijos, jie dažnu atveju būna savanoriai. Taip, jiems gali būti galbūt kompensuojama už kažką tai, už darbą, už kažkokias tai veiklas, ar nežinau, bet iš esmės aš esu visiškas savanoris visom prasmėm. Ta prasme, aš negaunu nei atlygio kažkokio, tai nei jokių išmokų ar dar kitų dalykų. Aš esu savanoris, bet galbūt dėl to, kad tikiu tą organizaciją, tikiu jos moto, nes Maltos ordino moto yra tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstančiam. Tai mes šitas abi moto dalis stengiamės kasdien liudyti, atnešti, dalintis su visais. Nuostabu. Ir žinot, kodėl man dabar susiveda tokie dalykai. Šįryt važiuodama į Klaipėdą, į šitą studiją iš Kretingos, atsidariau telefonę perskaityčios dienos Evangeliją. Sėdėjau autobuse, galvoju, reikia paskaityti. Ir ar jūs žinot, kad šiandien yra bažnyčioje, katalikų bažnyčioje minima Elžbieta Vengrė, šventoji Elžbieta Vengrė. Ir ji juk buvo princesė, karalienė, Tiuringijos karaliaus Liudviko žmona 13 amžiui. Ir Elžbieta Vengrė kaip karalienė, jinai buvo vargšų globėja. Ir jos pagrindinė kaip karalienės tarnystė ir jos gyvenimo prasme ir tikslas buvo rūpintis vargšais, maitinti, užstoti,
padėti kiek įmanoma daugiau ir gelbėti tuo metu tos gyvenančius žmonės. Ir jos vyras Liudvikas karalius tikrai ją toj srity parėmė, laikė ir jinai vėliau, kai jisai mirė, įsteigė ten didelius tarnybas, žodžiu, vargšams. Tai aš galvoju, nu va, prašau, savanorė karalienė, savanoris prezidentas. Ir aš ateidama į šitą pokalbį, iš tikrųjų, kaip vakar su gimnazistais turėjau tokį pokalbį 12-okams, sakiau, ar 11-okai, gimnazijai sakau, ką šiandien 3 dalykus, šiandien ką matėt gražaus, parašykit. Ir dauguma sakė nieko. Ir aš taip iš pradžių, kaip taip gali būti. Ir paskui mąstau toliau apie mūsų susitikimą, žinau, kad susitiksim ir aš taip galvoju, aš nieko nežinau apie Maltos ordiną. Aš eisiu kalbinti Lietuvos Maltos ordino prezidentą, bet aš vienintelį dalyką, ką žinau, kad miestų mugėse ar miestų šventėse būna maltiečių sriuba. Ir būna raudonom skarelėm savanoriai, kurie ten pristato savo tą. Ir per televizorių esu girdėjus. Maltiečiai važiuoja, veža sriubą seneliams. Daugiau nieko nežinau. Ir aš galvoju, kodėl aš stebiuosi tais gimnazistais, kad jie pavargę užspausti mokslų, nemato nieko gražaus. Šiandien aš juk tai irgi šiaip esu Lietuvos gyventoja, visuomenės narė ir tarsi daug ko domiuosi, žinai, net pokalbių laidą aš tai vedu Vilties mieste, bet apie maltiečių žinau labai mažai. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad esam čia ir tikrai norėčiau jūsų paprašyti, papasakoti, nes jeigu aš nežinau daug ką, tai aš manau, kad ir mūsų žiūrovai ir klausytojai gal daug kas irgi nežino. Ką jūs veikiate, kas yra Maltos ordinas, kokios jūsų veiklos sritis. Jau pasakėte, ar ne, jūs vadovaujat nuo tų metų, o kada įsikūrė tas ordinas pasaulyje? Nu, jis yra pasaulinis, kada Lietuvoje atsirado. Taip. Pabandykime apie tai, tokią bendrą informaciją, kad paskui galėtume daugiau. Taip, tai turbūt reikėtų dalinti visą šitą istoriją į 2 esminės dalis. Tai pirma dalis būtų Maltos ordinas kaip po toksai, ištakos, kur jisai keliavo per istoriją, kur yra šiandien. Ir kita dalis apie tai, kas yra Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje. Būtent, o trečia dalis jūsų savanorystė. Ir tada trečioji dalis mano savanorystė. Taip, tai žiūrint apie ordiną kalbant, tai jisai įsisteigė 1048, yra datuojama jo pradžia, kai Šventojoje žemėje Betliejui buvo pastatyta Amalfio pirklių Švento Jono Krikštytojo bažnyčia. Ir jie gavo leidimą iš ten vieno iš sultonų valdančių šitą regioną ir tuo pačiu jie įsteigė konventą arba, kaip šiandien mes žinom, tai ligoninė. Šita vieta buvo skirta maldai ir piligrimų keliaujančių į Šventąją žemę priežiūrai, rūpybai, kitaip sakant, padėti jiems pailsėti, atsigauti jėgas, o jeigu reikia gydytis, tai kad ir galėtų sugydyti. Ta visa veikla buvo organizuota labai turbūt ypatingo žmogaus, kuris turėjo tiesiog vidinį labai didžiulį norą tarnauti žmogui, tarnauti Dievui, ir jis pasirinko tarnystės formą būtent per ligonius ir per rūpestį jais. Palaimintasis Gerardas, kaip vėliau jisai buvo paskelbtas palaimintuoju. Beje, mūsų buvusi Lietuvos ambasadorė prie Švento Sosto ir Maltos ordino, Irena Vašvilaitė, yra kažkada pasakius, tuo laikotarpiu, jeigu palaimintasis, tai šiais laikais tai vis tiek būtų šventasis. Tikrai šventasis, taip. Tai Gerardas įsisteigė, tai buvo vienuolių brolyje ir jie palaipsniui plėtėsi, didėjo, augo ir prasidėjus visokiem neramumam, iš tikro jie gavo kaip ir įsakymą arba prašymą iš popiežiaus, kad ne tik gydyti, pamaitinti, bet ir saugoti piligrimus keliaujančius į Šventą žemę. Ir 1099 iš vienuolijos susibūrė jau kaip pilna atskira brolyje,
o 1113 metais popiežiaus bule ordinas buvo paskelbtas kaip nepriklausomas ordinas prie švento sosto, prie bažnyčios. Tai palaimintasis Gerardas yra visom prasmėm įdomus ir dėl ko jis yra, arba su kokiais simboliais jis ateina ir vaizduojamas yra, tai jis yra vaizduojamas su grandinėmis ir su duonos kepalu. Kodėl? Todėl, kad jisai buvo prasidėjus apgulčiai, jie vieninteliai, kurie liko mieste viduj ir jisai tada mesdavo per sieną krikščionių kareivę, mesdavo duonos kepalą. Kodėl su grandinėm? Dėl to, kad jis buvo šitą veiklą suimtas ir nuvestas pas sultoną, bet sultonas nerado įrodymų, nes duonos kepalai jos skvernuose buvo galutiniam variante pavirtę į akmenis. Tai jie negalėjo įrodyti, kad jisai pagelbėjo krikščionim ar ne apgulties metu. Tai čia tokia įdomioji istorija, bet šiaip tradiciškai žiūrint, prasidėjus kryžiaus karams, jie buvo išstumti iš Šventosios žemės, jie persikėlė į Rodą, tiksliau į Kiprą ir po to į Rodą. Kiprė labai trumpai, 25 metus kažkas tai tokio, o jau Rodė jie sustojo daugiau nei 250 metų. Tokiu būdu jie tapo jau šiek tiek, kaip sako, juokiasi Viduržemio jūros policininkais, nes jie rūpinosi vis tiek piligrimais, vis tiek rūpinosi, saugojo jūros kelius, bet plečiantis Osmanų imperijai, spaudimas jiems didėjo ir jie buvo išstumti į Maltos salą. Maltos saloje atsidūrė Ispanijos karaliaus leidimu, kuriam tuo metu priklausė šitą teritoriją, ir jis perdavė visą salą Maltos ordino globai, priežiūrai ir naudojimui. Ten vėlgi tęsiasi istorija pakankamai ilgai, nuo 1530 iki beveik 1800 metų, kol į Maltos salą neatvyko pakeliui į Egiptą keliaudamas Napoleonas 1798 metais ir jisai norėjo įplaukti į uostą. Ordinas atsisakė įleisti, nes jie praktikavo labai griežtus saugumo reikalavimus ir juos tai leisdavo tik po vieną laivą. Tai jie neįleido Napoleono, jis įsikėlė kitoj pusėj ir buvo visiškai be jokio karinio konflikto, sala buvo užimta Napoleono armijos, vėliau perduota Britanijos globai. Kodėl jie ten taip lengvai pasidavė, tai galbūt dėl to, nežiūrint moto, apie kurį jau minėjau, tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstančiam, dar viena priesaka, kurį jie šventai laikėsi, niekada nepakelti rankos prieš krikščionį. Dėl to, kadangi Napoleonas, prancūzai, tai ir buvo ta priežastis. Apie 30 metų jie keliavo po Europą be tokios nuolatinės vietos, bet nuo 1834 metų Maltos ordino centrinė būstinė dabar yra Romoje, dviejose vietose yra ant Aventino kalvos vila ir yra pačioj centrinėje miesto dalyje yra Maltos ordino magistrato rūmai, taip vadinami. Supratau. Tai nuo to laikotarpio, kaip ordinas, centrinė būstinė yra Romoj, o per istoriją, aišku, veiklų, kaip sakant, būta įvairių. Labai įdomu. Labiausiai turbūt tas visą laiką koncentravosi ligoninės tokia veikla. Tačiau po pirmo pasaulinio karo paaiškėjo, kad neužtenka vien tik gydyti, neužtenka tik suteikti pirmąją pagalbą, bet pastebėjo, kad reikia labai daug socialinių įvairių paslaugų, pradedant maitinimu, baigiant adaptaciją, prieglaudos, rūbai ir visa kita. Ir iš tikrųjų apskritai visuomenėje. Ir jie tada po truputėlį tą veiklų spektrą išplėtė, nežiūrint to turbūt vis tiek. Viena iš esminių veiklų yra medicina, antroji gretutinė turbūt pirmoji pagalba susijusi su medicina ir tada didžiulis spektras įvairių veiklų socialinių, sakykim taip. Tai dėl to atsirado ne tik pats Maltos ordinas kaip ordinas, bet ir atsirado jo
tokios pagalbos tarnybos, tokia kokia ir pas mus yra Lietuvoje, Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šiuo metu ordinas veikia, turi diplomatinius santykius su 120 šalių pasaulyje. 120, tai beveik visa Europa, Amerikos tiek pietų, tiek šiaurės, daugybė šalių ir Afrikos, visose žemynuose faktiškai turi bendradarbiavimą. Pietų Amerikoje pakankamai stiprus. Rytuose, kur nors Japonija, Pietų Koreja, Singapūras, Australija, visi šitie regionai iš tikrųjų yra vienokia ar kitokia forma, arba pats ordinas egzistuoja, arba jo pagalbos tarnybos, arba bent jau diplomatinė misija, tai tikrai. Niekam nepaslaptis, Afrikos žemynas reikalauja labai daug pasaulio dėmesio, tai ten veikia įvairių projektų, pradedant ligoninėmis, didelėmis ligoninėmis, baigiant projektais tokiais kaip pagalba drėkinimo sistemą pasidaryti bendruomeniai, kad jie galėtų išgyventi tokiam sudėtingom sąlygom. Tai tų projektų veiklų yra be galo daug. Ir čia turbūt būtų gal tiek apie tą patį ordiną, nes tokiu atveju dar norėtųsi šiek tiek ir į Lietuvą peršokti. Ką mes darom, ką mes kaip maltiečiai, tai iš tikrųjų veikla prasidėjo 91 metais, kada oficialiai buvo įsteigta, nors iš tikrųjų veikla prasidėjo 88-89 metais. Čia atgimimo pradžia, taip jau išėjo, jeigu nieko nemaišau, tai profesorius Landsbergis išvyko į Vokietiją, ir ten kažkokiu tai būdu buvo su jais susisiekta ir jie pakvietė maltiečius, Vokietijos maltiečius atvykti į Lietuvą, padėti, nes pagalbos tikrai reikėjo labai daug. Ir atgimimas, ir visiškai kitas nuotaika. Ir iš tikrųjų 89 metų, jeigu neklystu vidury, atvyko pirmoji žvalgybinė komanda su pagalba ligoninėm. Ir jie jau čia pradėjo vieną ar kitą projektą. Gal įdomu būtų pastebėti, kad ilgametis Maltos ordino didysis hospitalierius ir kancleris vėliau iš Vokietijos, jisai dalyvavo Lietuvoje per sausio 13-osios įvykius. Čia buvo Lietuvoje? Jis buvo Lietuvoje, jisai buvo prie parlamento, prie Seimo. Ir tuo metu kaip tik buvo situacija, kad jie atvežė daug ne tik įvairios įrangos ligoninių, bet ir atvežė keletą greitųjų. Ir jie buvo apsistoję visai netoli, dalyvavo pačiose tose įvykiuose ir jie pamatė, kad daug sužeistųjų, bet ne vienos greitosios. Tai ką jie padarė? Jie šoko į automobilius, surinko sužeistuosius ir jie su tais automobiliais vežė žmonės į ligoninės, kur jie buvo nukreipti. Tai čia neįtikėtina, bet kai mes šitą istoriją sužinom, jinai iš tikrųjų ir mums patiems buvo ilgai tokia paslėpta istorijos, nežinau, dalelė, taip, paslėpta, kurią mes sužinom ne taip jau senai, tiesą pasakius, nes šitas žmogus yra be galo kuklus ir jisai niekada apie tai nėra kalbėjęs. Kol aš jo tiesiogiai, taip sėdint kaip prie vieno stalo, kaip dabar mes sėdėm, paėmėm ir paklausėm ir tada sakė, buvo. Papasakojo. Ne, buvo. Tai jo kolega, kuris irgi dalyvavo, tada jisai papasakojo truputėlį daugiau. Bet tai tokia prasidėjo pradžia maltiečių veiklos Lietuvoje. 91 metų spalio 29 buvo įregistruota Maltos ordino pagalbos tarnyba, jinai buvo įregistruota amžinatilsį vyskupo Tunaičio iniciatyva, jisai buvo netgi labai trumpą laiko tarpą mūsų netgi pirmasis prezidentas, tačiau jau tada susiformavo ta žmonių bendruomenė 6 miestuose turbūt pagrindiniuose: Vilnius, Kaunas, Marijampolė, Klaipėda, tai per keletą vietovių. Ir turbūt tuometinį sutraukė, kaip čia, inteligentija, tai mokytojai, gydytojai, visą šitą dvasininkai, tai jie visi sujungė bendrai pastangas ir taip atsirado grupelės. Tuo metu buvo 6, po to per laikotarpį ten išaugo iki 2000 metų, jeigu neklystu, išaugo kažkur tai iki 15, iki 20, ten
2011 metais mūsų buvo 22 grupės. Na, o šiai dienai turime užaugę dar labiau. Šiuo metu veikiam 45 vietovėse, turim 43 oficialias maltiečių grupės ir teikiam tikrai labai įvairialypę pagalbą su 3 esminiam strateginiam kryptim. Tai vieną jūs jau įvardinot, tai yra pagalba senoliam, senioram, tai jinai yra ganėtinai plati, tai ir maisto atnešimas, tai ir socialinė globa, tai ir slauga namuose, tai ir senelių namai, kuriais labai didžiuojamės prieš 2 metus atidarę Viekšnaliuose Telšių rajone. Ir netgi seniorų dienos centrai, tai visos šitos veiklos yra ta mūsų viena esminė centrinė veikla, kur mes iš tikrųjų tą kalėdinį periodą skiriam būtent atkreipdami dėmesį būtent į šitą problemą. Kalėdinį, aš galvoju, kažkurio laiku eina ta maltė. Prieš kalėdinių, netgi ne kalėdinių, prieš kalėdinių laikotarpių. Labai prasiplečia mano žvilgsnis dabar, tikrai aš labai džiaugiuosi. Tai mes iš tikrųjų šitą kampaniją šiais metais pradėjom jau lapkričio pradžioj, jau turėjom keletą renginių, turėjom institucijose, tai turėjom ir dabar Maltiečių sriuba vyko Užsienio reikalų ministerijoje, dabar vakar vyko Lietuvos Respublikos Seime. Tai čia tokiu būdu jūs paviešinat, ar ne? Ar kaip, ar lėšas galbūt kažkokias tai kaupėt, ar kaip, kodėl jūs į Seimą einate? Kodėl? Sriuba. Jūs seimūnus pamaitinat sriuba? Taip. Iš tikrųjų, vakar šito klausimo irgi sulaukiau ir turbūt labai dažnai yra visuomenėje ta opinija, kad mes darydami maltiečių sriubą įvairiose vietovėse, mes siekiame pamaitinti vargšus. Taip. Tai yra tik dalis tiesos. Taip. Taip, mes siekiame juos pamaitinti, bet iš tikrųjų tai mes siekiam visai kitų tikslų. Mūsų pagrindinis tikslas netgi yra aukojant, dalyjantis karštą sriubą, tokią, kokią mes vaišiname ir rūpinamės mūsų senoliais, mes kviečiame visuomenę atkreipti dėmesį į būtent tuos labiausiai visuomenės nuskriaustus žmonės. Nes jie dažniausiai yra vieniši, jie yra dažniausiai ligoti, jie dažnu atveju neturi nei draugų, nei šeimos narių, nei giminaičių, jie dažnu atveju yra vienatvėje paskendę ir užsisklendę žmonės, kuriuos mes tiesiog stengiamės atrasti, padėti ir sukurti tą minimalų komfortą. tą minimalų komfortą, gyvenimo komfortą, nes dažnu atveju tai turbūt yra ne tik tas sriuba svarbu. Jam yra dėmesio stoka, vienatvė, galimybė su to žmogum pabendrauti. Tas sriuba kaip toks pradinis taškas. Kaip pradinis taškas ir kodėl mes einame į institucijas, tai dėl to, kad institucija irgi yra ta vieta, kurioje yra žmonės. Taip. Nes kai klausia, o tai kam jūs norit padėti, tai padėti savo. Nes mes esam visi kaip vienis bendruomenė, visuomenė, jie yra tiesiog mūsų bendruomenės nariai. Ir eidami į tokias valstybės institucijas, kaip su Maltiečių sriuba, su kampanija, tai iš tikrųjų mes siekiam, kad jie atkreiptų dėmesį į tuos žmonės. Paskutinė statistika, jeigu neklystu, 22% pensinio amžiaus senolių Lietuvoje, seniorų, ir gyvena žemiau skurdo ribos. Tai čia yra labai daug. Tai yra labai daug. Nežiūrint to, kad jie dažnu atveju geriau gyvena negu jaunos šeimos. Bet tai čia yra kita mūsų veiklos rytis, į kurią mes irgi daug dėmesio skiriam. Tai mes dirbam su vaikais ir su paaugliais, bet su jais dirbam tam tikrose projektuose. Tai yra vaikų dienos centrai ir turim paauglių palydėjimo programą, kuri vyksta keletoje vietovių, kur stengiamės būti tais jų mentoriais, palydėtojais, kur žmonės specialiai pasirengę, apsimokę, jie lydi jauną žmogų, kuris neturi savo, sakysim, rate artimųjų suaugusiųjų, tai jie tiesiog padeda jiems įgyti gyvenimo įgūdžius, o vaikų dienos centruose tai veiklos įvairios. Tai ir pamokų ruošimas, tai ir galų gale dažnam
ypatingai regionuose, tai yra vienintelė vieta, kur jie turėtų kažkokį užsiėmimą turėti. Laisvalaikį, taip, po pamokinį. Galbūt šeimose sudėtingas situacijos, ar ne, ir jie gali taip oriai leisti laiką kur nors centre. Taip, tai vat ir stengiamės, tai čia vat būtų ta mūsų antroji didelė grandis veiklos. Jaunimas turi. Vaikai ir jaunimas. Ir paaugliai netgi labiau, ne tai, kad jaunimas, nes apie jaunimą mes dar atskirą, paskui dar kryptį paimsim. Aš kažkaip gal tokia interpelė su kažkada vienu kunigu kalbėjom, labai tokiu išmintingu kunigu parapijoje ir, kai būna, žinot, prieš Kalėdas gavėnė, ten būna prieš Kalėdas adventas arba prieš Velykas gavėnė, tas akcijos gerumo ir renkam ten maistą vargšams ten. Tai vienas kunigas sako, bet iš tikrųjų su jaunimu daug laiko leidžia. Sako, man atrodo, kad taip yra labai gerai rinkti maistą vargšams, senukams, bet sako, man atrodo, kad šiandien visuomeniai vieni iš didžiausių vargšų yra jaunimas. Nes ir jie yra labai vieniši, jie yra labai išsisklendę, jie įsilindę į tos savo socialinius tinklus ir gyvenimo prasmės nemato. Tai jiems tokie susibūrimai jaunimo, galbūt jūs irgi apie tai kalbėsiu šiandien, tikrai pamačiau, jūs tokį organizuojat jaunimui, aš tai pasižiūrėsiu, drąsiau į gyvenimą. Taip. Tokia kažkokia tai programa, ar ne, drąsiau į gyvenimą, kad jie būtų padrąsinti gyventi, ne, eiti drąsiai, veikti jaunimo organizavimo tokie renginiai. Iš tikrųjų šitas projektas yra unikalus tom, kad mes jį darom su partneriais ir partneris yra mūsų Jono Valančiūno fondas. Krepšininko. Taip. Ir mes su juo kartu sutelkiam pastangas būtent į šitą projektą. Ir mūsų tikrai tikslas yra, kad jaunimas turėtų ne tik socialinius tinklus, kad turėtų ne tik tą virtualų gyvenimą, bet kad turėtų tikrą gyvenimą. Ir bandome parodyti, kad mūsų Lietuvoje dangus nėra cepelinų spalvos, ar ne, ištisai, o kad jisai turi daugybę atspalvių, spalvų ir kad tikrai galima daryti. Tikrai paaugliai yra tokia labai specifinė amžiaus grupė, su kuria tikrai reikia dirbti labai daug. Tiesiog vėlgi mes turbūt darom tiek, kiek mes galim tą linkmę dirbti, nes tai labai imlu yra kompetencijom. Tai aukštom kompetencijom tų žmonių, kurie su jais dirba. Tai džiaugiamės, kad šitas projektas Kaune labiausiai taip intensyviai vyksta ir veikia ir ten tikrai puikia komanda yra susibūrusi. Panašu, kad vyksta gerai. Bet kalbant apie jaunimą, tai turbūt dar ir apie vaikus, dar tokią galėtume papildomą su medicina susijusią veiklą vykdom. Tai turime jaunųjų mokyklos paramedikų programą, kur profesionalūs paramedikai yra parengę specialią programą. Ir mes vaikus mokome pirmosios pagalbos įgūdžių. Jie turi programą faktiškai ištisus mokslo metus. Pabaigoje laiko labai didelius egzaminus. Ir kokybė turbūt šitų mokymų parodo tai, kad tik pusė vaikų baigia šitos kursus, išlaiko egzaminą ir gauna pažymėjimą, kad jisai turi pilną kompetenciją teikti pirmąją pagalbą. Ne medicinę, bet pirmąją pagalbą. Ir jau turim porą atvejų per kiek čia dešimtmetį. Turim porą atvejų, kai būtent mūsų parengti jauni žmonės išgelbėjo gyvybę. Vienas iš tokių turbūt labiausiai nuskambėjusių ir spaudoje nuskambėjusių, kai Telšiuose ėjo moteris pagyvenusi, jau močiutė, nugriuvo prie perėjos ir aplinkui nemažai žmonių, nes tai buvo vidury baltos dienos, suaugę žmonės nežinojo, ką daryti, o mūsų mergaitė 14 ar 15 metų, jinai žinojo, ką daryti, jinai atėjo, darė dirbtinį kvėpavimą ir atliko visus kitus būtinus veiksmus, kol atvyko greitoji medicinos pagalba. Ir tokiu būdu jinai išgelbėjo šitai močiutei gyvybę. Telšiuose. Būtent Telšiuose aš ir mačiau jaunimą maltiečių. Būtent palapiniai su raudonom skarelėm ant kaklo kalbančius. Ir man atrodo, aš ir pati priejau ir su jais buvau kelias žodžiais persimečiau. Būtent Telšiuose. Nuostabi istorija, ačiū. Bet turim tokių pačių istorijų ir kitur. Ir viena iš jų beje įvyko Klaipėdoje, bet tai buvo galbūt net tiesiogiai su vaikais susiję, kiek buvo susiję su mūsų kolektyvu, su žmonėm, kad irgi atradom senolę jau leisgyvę namuose, atėjo aplankyti maistą ant ratą atvežęs
mūsų maltietis ir jisai irgi greitai sureagavo, gebėjo įvertinti situaciją, atlikti visus būtinuosius veiksmus, nepasimetė ir tokiu būdu irgi išgelbėjo tai moteriai gyvybę, nes jeigu būtų uždelsę dar 5 minutėm, jau būtų buvę pavėluota. Ačiū dabar už tas, šitą užbaigiam, tą etapiuką mažą, to jūsų savanoriais, vaikai, jaunimas arba štai jūsų darbuotojas iš karto tą savanorišką pagalbą suteikia žmonėms ir aš noriu mūsų klausytojams ir žiūrovams priminti, kad mes esame drauge, Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika, viltingų pokalbių cikle iš Pranciškonų Vilties miesto studijos ir kalbame šiandieną su brangiu mūsų bronium Einarsu, kuris yra Maltos Ordino pagalbos tarnybos prezidentas ir pirmiausiai ir svarbiausiai savanoris. Ir galim tęsti toliau tą jūsų pristatymą ir dar, kiek dabar prisimenu, trečia dar kažkokia jūsų veiklos linija yra likusi. Ta veiklos linija buvo maltiečių sriuba, jaunimas ir vaikai ir paaugliai. Dabar tą trečią liniją pristatykite ir tada apie jūsų savanorystę labai norėsiu. Gerai. Tai trečioji, ta mūsų irgi tikslinė grupė, tai yra visgi neįgalieji. Ir čia galim pasidžiaugti, kad Lietuvos pajūryje ir pačioje Klaipėdoje mes nemažai projektų su neįgaliaisiais esame įgyvendinę įvairių, bet iš tikrųjų savo turim tokią labai aiškią grupę, kuri irgi reikalauja dėmesio. Ir šičia vėlgi veiklų spektras galbūt labiau specifiškesnis, nes turbūt dažnu atveju tai yra kalba apie užsiėmimus, apie vėlgi tos pačius ne dienos centrus, bet kažką tai tokio, sakysim, kaip dienos centrai, bet nemažą dalį būtent mes skiriam dvasiniam ugdymui. Tai ir viena iš tokių turbūt gražiausių veiklų, kurias mes darom būtent su neįgaliaisiais, tai yra Maltos ordino didžioji piligrimystė pasaulinė, kuri vyksta kiekvienų metų 1 gegužės sekmadienį vykstame į Lurdą. Tai viso pasaulio Maltos ordino savanoriai, nesvarbu iš kokių jie ten būtų veiklų, kartu su neįgaliaisiais jie suvažiuoja į Lurdą, tai paprastai būna nuo 15 iki 25 tūkstančių žmonių. Vidutiniškai iš 50-60 šalių. Visi suvyksta, turim ir šventąsias mišias, einam ir kryžiaus kelią, turime nuostabų savaitgalį ir turbūt pati nuostabiausia dalis, kad didžiai daliai tų neįgalių žmonių, su kuriais mes vykstame, dažnu atveju tai jiems yra pirmoji, o kartais ir vienintelė tokia kelionė ir gaunasi šiek tiek pažintinė, nes išvyksta iš Lietuvos, dalis vyksta netgi autobusu, tai per visą Europą ir sustojam įvairiose vietovėse, kur irgi veikia aktyviai maltiečiai, ar tai būtų Bratislava, kur einam ir jie turi savo gražią nedidelę bažnyčią, ir mišios pakeliui Vienoje, kur yra pačiam centre nuostabiausia Maltos ordino bažnyčia, tiesiog pagrindiniai gatvėje pėsčiųjų, po to ir Venecija, ir Turinas, ir grįžtant ir Paryžius, ir Čestochovo, Lenkijoje, gražiausia piligrimystė. Ir ten visur yra centrai jūsų. Ir ten visur yra maltiečiai, kurie mus pasitinka, kurie pavedžioja ir panašiai. Bet didelė šeima. Taip, bet turbūt grįžtant į pajūrį, tai mes turėjom 5 metus turėjom projektą, kai vykdėm aktyvios reabilitacijos stovyklą Judėk laisvai. Tai tada tie patys žmonės, kurie yra neįgalūs, kurie jau praėję, sakysim, tą susitaikymo momentą, nes mes orientavomės į žmonės sėdinčius vežimėliuose, turinčius fizinę negalią, dėl bet kokių priežasčių netekusių judėjimo galimybę, mes juos kvietėm atvykti ir pamokyti šviežiai negalę įgijusių asmenis ir mes juos mokėm tiesiog gyvenimo įgūdžių. Ar tai būtų vežimėlio valdymas, ar tai būtų ką veikti išgriuvus iš vežimėlio, kaip savistoviai pačiam vėlgi atsistoti, įlipti į jį, kaip prisitaikyti, kaip kasdienę ruošą daryti. Ir daugybė kitų būtiniausių tam žmogui įgūdžių mokymo programą. Jis vyko 5 metus ir iš tikrųjų čia turbūt esminis momentas yra
labai dedikuoti žmonės tie dvikojai, kurie padeda, nes tai būtinai su mūsų, kaip čia, savanorių pagalba tas vyko. Bet ir tuo pačiu labai didelė dalim svarbus tie žmonės, kurie jau visus tos etapus praėjo ir kurie yra autoritetas arba gali būti autoritetas tiem žmonėms. Vėlesnėme etape šita programa transformavosi į mūsų kitą programą, kurią mes dabar šiuo metu vadinam Paverskim negalią galia. Tai kadangi turim per visą Lietuvą tikrai nemažą būrį įvairaus neįgalumo turinčių žmonių, tai mes juos jau tada stengiamės visus suvežti į pajūrį, į vieną ar kitą vietą, dažniausiai pastaruoju metu į Monciškes. Ir mes jiems tada irgi turime padarę specialią programą, kur tai ir įgūdžių įgyjimo programa, tai yra matų mokyklėlė, tai ir šventos mišios visada šventoji, bendrystė kartu. Pamatymas, stiprėjimas tame. Tai ir šita programa. Na ir žinoma, visada turime savo pagrindinę tą vadinamą Lietuvos piligrimystę, kai vykstam per Šiluvos atlaidus iš visos Lietuvos, bet tuo pačiu ir Žemaičių kalvarija, ir Pivašiūnai, ir daugybė kitų vietų, kur tikrai stengiamės būtent eiti to įtraukti neįgaliuosius, bet būtent čia jau daugiau per tą dvasinę, per tą bažnytinę erdvę. Dar kai kalbėjom apie jaunimą, sakiau, kad mes dar su jaunimu turim ir kitokių veiklų, bet tai yra ne veikla, tai yra mūsų organizacija. Mes labai daug dėmesio skiriam, kad mūsų organizacija būtų labai įvairi, kad būtų įvairaus amžiaus žmonės. Dėl to pas mus iš 2000 savanorių daugiau negu ketvirtis visų, tai reiškia daugiau nei 500 žmonių, yra jauni žmonės iki 29 metų, tai yra nuo 14 iki 29. Kurie yra jaunieji maltiečiai. Jaunieji maltiečiai. Taip, tai jie nėra mūsų paslaugos gavėjai. Jie patys yra jaunieji maltiečiai, jie turi savo... Ordino nariai. Jie nėra pagalbos tarnybos nariai, jie turi savo statusą, jie turi savo veiklas, jie turi tam tikrą laisvę priiminėti sprendimus už save, jie turi netgi savo atskirus sąskrydžius, vasaros stovyklas, gerųjų darbų savaitgalius. Ir vienas iš jų vyko čia, kur mes dabar studijoje sėdim, būtent šitam pastate. Taip, mes čia turėjom ir mišes, mes čia turėjom ir sodinom medelius aplinkui kartu. Tai jaunieji maltiečiai yra labai svarbi organizacijos dalis, nes iš tikrųjų tam, kad užtikrinti organizacijos gyvybingumą, mes turim kuo anksčiau kalbėti apie tai, kas mes esame, ką mes darome, sujungti bendriem tikslam ir kol kas panašu mums tai sekasi. Ir tokiu būdu tie jauni žmonės išmoksta ir savanorystės, išmoksta to atsidavimo tokio, ar ne, vat, ir toliau gyvenime galbūt tą veiklą tęsti. Kaip kad pavyzdžiui dabar jūs tiek metų esate savanoris, maltiečių savanoris prezidentas, bet jūs draugė turit ir dar savo darbą. Jūs ir dirbate. Ir ne vieną. Ir ne vieną darbą dirbate. Ir esat profesionalas savo sritis, kiek žinau, taip pat esat medikas. Ne? Toks pusiau medikas, bet dirbu medicinos srityje. Būtent. Ir tai irgi aš taip dabar klausau jūsų ir svarstau tai, ką jūs jau papasakote apie organizaciją, nevyriausybinę organizaciją. Ne? Tai yra tiek veiklų, kaip jūs gebate toje kas iš viso jums savanorystė tada reiškia, kažką turi labai daug reikšti, kad jūs šitiek savanoriškų veiklų vykdote su tokiu entuziazmu, akis žiba, kaip pasakojat, ir apriepti visą tai. Ir aišku, tai tikriausiai ir jūsų talentas, bet kažkas jūs veža ten, kažkas toj savanorystėj. Gal galite vardinti, kas jums asmeniškai yra savanorystė? Ir kaip jūs gebate derinti tą savanorystę ir darbą, ir koks balansas ten yra. Ar yra? Gal galit tuo? Pirmiausia, nuo to, kas jums yra savanorystė, kaip jūs ją suprantate. Dabar reikia prisipažinti. Viešai prisipažinti. Mes nebijom prisipažinti. Taip, mes nebijom prisipažinti. Iš tikrųjų, kai atėjau į tą savanorystę būtent su maltiečiais, aš nieko nežinau, kas yra Maltos ordinas. Ir kažkokie kryžiuočiai, su kažkokiais kryžiais vaikšto, ten skydo formoje kažkoks tai simbolis.
faina, gražu. Pasirodo, atvažiuoja kažkokie vokiečiai, nori kažką čia pas mus padėti. Mes iš tikrųjų turėjom labai gražų projektą. Per 15 metų Karito senelių namus Klaipėdoje pavertėm iš seno darželio tarybinio, pavertėm moderniai šiuolaikiškais senelių namais. Tai čia buvo tas darbas Klaipėdoje, niekur kitur, o būtent Klaipėdoje pasitelkiant užsieniečius partnerius. Kas tie maltiečiai ir vis tiek buvo kažkaip visiškai neaišku. Ir aš dabar kalbu laisvai, ten ambasada, ambasadorius, diplomatiniai santykiai. Taip. Tuo metu mes sakytum, kokie ten ambasadoriai, atvažiuoja kažkoks grafas, ar ten kažkoks baronas, o dar tokių yra, pasirodo. Kažkokio ordino. Jo, kažkokie atvažiuoja žmonės, jie sakosi, kad jie tokie, atrodo labai reprezentatyviai, visą kitą kartais susitinkam, bet kažkokio to sąlyčio, kur čia tas ordinas, kažkaip tai nieko tokio panašaus nebuvo. Ir tai vyko tol, kol tiesą pasakius pats ne 2011 metais nebuvau išrinktas į mūsų maltiečių tą jau asociacijos, tą mūsų Lietuvos revizijos komisijos pirmininku, o mano geras kolega ir buvęs prezidentas, ir Klaipėdos vadovas buvęs tapo Lietuvos prezidentu 2011 metais ir jisai pakvietė mane, paprašė pagalbos kuruoti tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir va tada įvyko didysis lūžis. Paaiškėjo, kad Maltos ordinas netgi Lietuvoje jokia ne naujiena. Ir mes turime gausybę šeimų Lietuvoje, kilmingų šeimų, ir Radvilos, ir Sapiegos, ir Pacai, ir Tiškevičiai, kurie buvo Maltos ordino nariai, kurie vykdė įvairias labdaros veiklas buvusioje Lietuvos, sakykim taip, didžiojoje kunigaikštystėje ir jos erdvėse, ir Nesvyžiuje, dabartiniai Baltarusijoje, iš tikrųjų buvo netgi Maltos ordino komandorija Radvilų šitoj vietovėje pastatė ir bažnyčią Švento Jono Krikštytojo, ten Stojkovičiuose, ir ten buvo iš tikrųjų vienas iš židinių. Jeigu paimti tų simbolių Lietuvoje, iš tikrųjų mes turim pakankamai daug, ir Jiezno bažnyčios apačioje yra palaidota Rožė Gediminova. Jiezno. Ir jos antkapio ta lentelė yra pačiam centre Maltos ordino kryžius. Datuojama 14 amžius ar 15, ar ne? Turime Šiaulių miesto spaudą, kurio centrinė dalis buvo Maltos kryžius. Mes turime turbūt vieną iš unikaliausių ir gražiausių vietų ir jums puikiai pažįstamą Pažaislio vienuolyną. Ir jeigu jūs nueisit į bažnyčią ir atsistosit po centriniu kupolu, šalia Jono Krikštytojo, ką jūs pamatysit? Jūs pamatysit Maltos ordino riterį su vėliava. Tai tų simbolių ir įrodymų, kad Lietuvoje buvo labai aktyviai veikiama vienokia ar kitokia forma nuo seno. Ir turbūt čia jau tas vidinis, turbūt kažkoks yra vis tiek tas vidinis noras kažką daryti daugiau negu tik darbą tiesiog. Bet pamačius, kad tai yra ir labai ilgą istoriją turinti veikla, kad tai turi šaknis labai gilios, kad tai yra vertybinis pagrindas, yra priimtinas ir tinkamas. Viską tą sudėjus turbūt ir savanoriauti yra tiesiog priimtina, patinka, norisi. Prasminga. Ir prasminga svarbiausia, nes turbūt ta gyvenimo prasmė tokiais būdais ir atsiskleidžia. Kažkas žaidžia tenisą, kažkas žaidžia krepšinį, kažkas važiuoja, keliauja po pasaulį, o kažkas filmuoja, kažkas filmuoja, operatorius. Taip, arba kitas veiklas daro. Taip ir čia, ir matyt tas ne tai, kad susižavėjimas, bet tas įkvėpimas turbūt būtent ateina iš to, kad tai ir istoriškai labai, ir tai labai susijęs su mūsų kraštu. Reikia pripažinti, Klaipėdos kraštas daugybę metų, jis niekada nebuvo Lietuva iki 23 metų, bet mentorystės dvasia šitam krašte buvo labai gaji. Ir jeigu pažiūrėti į žymiausius Klaipėdos žmonės, bent jau apie tos, apie kuriuos mes žinom, tai mes pamatysim, kad tas
ta savanorystė, ta pagalba artimui, nu, jinai yra pakankamai paplitusi. Tai matyt kažkokią dalelytę viso to nukrito ir į mano, kaip sakant, širdį. ir leidžia daryti tą patį. Nuostabu, ir jūs įsileidot tą dalelytę į savo širdį. Žinot, kaip yra, kartais žmogus gali sakyti, ai, nu jau čia savanoriauti, aš tik galiu ten skirti, nu šiek tiek to savo laiko, žinai, gyvenimą, nu man svarbiau savo gyvenimą tvarkytis, nu ten kas atlieka galėčiau skirti. Bet jūsų gyvenime, man taip atrodo, kad taip nėra. Ta savanorystė tik kas atlieka nuo jūsų kasdienybės, kažkaip jūs tekat tuo, jūs visas pilnas. Ir aišku, pareigų daug. Ir vat, žvelgiant į tai, vien tai, aš pagalvojau, kad vat, ačiū labai, jūs tiek papasakojo dalykų. Tos šaknys Maltos ordino ir tos veiklos ir tarnystės žmonėms tokios gilios ir Lietuvoj. Ir dėl to turbūt, kad jos tokios gilios, man įspūdis daros, kad tai yra labai, nu, kaip sėkminga veikla, labai palaiminta veikla. Vien kiek sakėt savanorių jūs turite? Dabar turim 2000 savanorių. Ir kaip supratau, tai yra ir profesionalai, gydytojai, mokytojai, ar ne, profesionalų žmonės savo srityse, jaunimas, patys. Taip, jeigu apie struktūrą kalbant, tai turbūt jinai dabar labiau yra tokia išsimėčiusi, nebėra tokios labai aiškios koncentracijos, kad tik gydytojai, tik mokytojai, ar ne, kaip anksčiau. Tačiau iš tikrųjų ir dvasininkų pačių, ir kunigų pas mus yra nemažai ir tikrai globoja veiklas, ir čia Klaipėdoj pas mus globoja šiek tiek kunigas Mindaugas. Bet ir va, mes čia labai gražiai sudraugavom su šita bendruomenė ir darom projektą, va, ir pirmąją pagalbą vilties bėgimo metu ir daugybę kitų dalykų. Bet mokytojai vis tiek yra viena iš tų kertinių grandinių. Nes mokytojas, ypatingai kai kalbam apie veiklą su jaunimu, visgi mokytojas yra tas autoritetas. Gali čia pas mus socialiniai tinklai, spauda, medija iš principo kalbėti daug, kad mokytojas praradęs tą savo autoritetą, bet vis tiek jie yra autoritetai. Ir kuo labiau išeinam toliau nuo miesto į mažesnės vietovės ir regionus, ten mes pamatome, kad šitas asmo tampa labai kertiniu ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad pačios gražiausios veiklos su jaunimu pas mus vyksta būtent mažose regionuose, mažesniuose miesteliuose. Ir ten jie tikrai yra vos ne vieninteliai iš viso kažkokios tai paslaugos teikėjai. Tai vat, labai džiugina. Bet turime ir IT specialistų, turime ir vertėjų, ir kalbininkų, ir mokytojų, ir dėstytojų, ir gydytojų įvairiausių sričių, kurie vis įsijungia, kažkas aktyviau, kažkas mažiau aktyviau. Nu, mes tikrai pagal galimybės COVID periodu iš tikrųjų buvo tikrai labai didelis dėmesys ir labai didelis įsitraukimas, po COVID jis vėl truputėlį atlėgo. Bet tai leido sujungti tam tikras grandis. Ir mes, pavyzdžiui, būtent tuo laikotarpiu vykdėm projektą, jaunimas vykdė projektą, jaunieji maltiečiai, ne globojamieji, bet jaunieji maltiečiai, jie turėjo sujungiant kartas projektą. Tai jie nuotoliu skambučiais, vėliau video skambučiais pasiekdavo senolius, apmokydavo juos naudotis elementariais kompiuterio įgūdžiais, kaip naudotis kompiuteriu. Tada pradėjo mokyti, kaip galima įvairiom paslaugomis naudotis ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš to išaugo netgi nuostabių draugysčių. Ir mes turim vieną iš pavyzdžių, kai viena jaunoji maltietė, savanorė, jinai ten ilgą laiką bendravo su vienu senoliu, kuriam jau 80 metų, dabar truputėlį netgi daugiau. Tarp jų užsimezgė draugystė ir jie pašioliai draugauja, skambina vienas kitam, sveikina vienas kitą su gimtadieniu ir taip toliau. Tai tų projektų yra visokių ir įsitraukimas žmonių vėlgi yra tikrai labai, labai įvairių. Ačiū Dievui. Netgi ir politikai, kai kurie dabartiniai, kurie sakysim, yra politikoje arba ten užima kažkokią valstybės tarnyboje vietą, nebūtinai politikai, bet tai irgi dalis jų yra pakankamai aktyvūs kartais ir dabar prisideda tik tiek, aišku, kiek gali prisidėti. Taip, be abejonės, bet iš šono žvelgiant, klausant jūsų ir tikrai toks įspūdis labai rimtas susidaro, kad tai yra labai palaiminta ir sėkminga ir gyvybinga veikla. Tai, ką jūs darote, bet aš noriu paklausti dabar jūsų, kas jums suteikia tos užsidegimo ir jėgų
ir kur jūs atsigaunat pats galbūt, ar pati veikla jums žinot, kaip būna, sako, ta veikla būna. Užveda. Užveda. Kaip jūs, nes vis tiek tam balanse tarp darbo ir savanorystės, toks... Ir asmeninio gyvenimo. Tai be abejonės, tai yra dar viena dalis. Tai čia, kas jums suteikia jėgų, kas jums padeda palaikyti tą pusiausvyrą, kad ir savanorystė, ir asmeninis gyvenimas, ir darbas, taip, ar skaitot, kad turit tą pusiausvyrą? Čia gal būtų atskiros laidos Be tema. abejonės, Galėtume apie tai plačiai diskutuoti. Pasisiaurinkim, kas Vertybinis pagrindas ir turbūt prasminga veikla. Taip. Naudinga bendruomeniai, visuomeniai, artimajam, kaimynui. Taip, ir jūs... Ką bedarysi, kokia ta veikla bebūtų, jeigu kalbėti netgi tą pati jaunųjų paramedikų programa, jinai saugo gyvybės. Šiandien, kai yra tokia nerami situacija visam pasauly ir mes iš tikrųjų balansuojam ant labai pavojingos ribos, tai gebėti suteikti pirmąją pagalbą yra ypatingai svarbus įgūdis. Ir čia aš jau nebekalbu netgi apie vaikus, aš kalbu apie mūsų suaugusius. Ir jeigu mes paklaustume, kiek vairuotojų privalančių mokėti teikti pirmąją pagalbą iš tikrųjų geba ją atlikti, būtume šiek tiek nuliūdinti tuo skaičiumi. Tai manau, kad būtent mokymas, ugdymas ir, pavyzdžiui, per jūros šventę mes irgi teikiam pirmąją pagalbą jūros šventės metu čia Klaipėdoje, bet papildomai, ką jau keletą metų darom, tam tikrom nustatytom valandom, kviečiam visuomenę, bendruomenę ateiti ir pasimokyti, kaip reikia suteikti pirmąją pagalbą, kokius veiksmus daryti, nes dažnu atveju netgi tas pasimetimas, kai tu nežinai, ką daryti, gali būti lemtingas. Tai grįžtant prie esmės, tai tas vertybinis pagrindas yra turbūt ir prasminga veikla, yra tos dvi svarbiausios dalis, dėl ko aš tą darau, dėl ko man tai patinka daryti ir dėl ko noriu tęsti tą. Ir tai, dėl ko jūs nepavargstat. Ta prasme, pavargstat, bet tai atstato jėgas tikriausiai, nes kūryba, aš taip vėlgi, mes čia pereitoje laidoje diskutavom apie tai, kad iš tikrųjų mes kaip Dievo kūriniai, ne Dievas mūsų kūrė į savo atvaizdą, į savo panašumą, jis tai yra kūrėjas. Ir jis iš tos meilės ir iš troškimo, kad mes būtume laimingi, jisai mūsų kūrė, ne dėl savęs, ne? Ir dėl to, aš taip jumise klausau jūs ir toks, ta savanorystė atrodo, kas tai yra, prasminga veikla, matymas, kaip kitiems žmonėms gali padėti, tikriausiai ir tas panašumas į Dievą tame ir skleidžiasi. Ir akį šviečia, šypsena spindi ir tie žmonės, kurie jūsų organizacijoje, maltiečių, šitoj organizacijoje dalyvauja, tikriausiai tai visi dauguma. Taip. Čia mes palėtėm tokį labai svarbų momentą, nes kas labiausiai sustiprino pastaruoju metu, sakysim, nežinau, čia 7-8 dešimtmetį, sakykime, per pastarąjį dešimtmetį, kas labiausiai sustiprino organizaciją, tai būtent savo vertybių išsigryninimas ir labai aiškiai pasakymas, kas tai yra. Nes Maltiečių kryžius ar Maltos kryžius, kaip jis dabar vadinamas, nes tai yra tiesiog konstanta. Visi žino, kaip atrodo Maltos kryžius, ar ne, 8-kampis kryžius su 8 kampais, bet labai mažai kas žino, kad tai yra 8 palaiminimai. Tai nieko daugiau, tai yra tiesiog 8 palaiminimai. Ir tas skydas, kuriame yra tas kryžius atvaizduotas, jisai tiesiog rodo, kad tai yra tarnystė. Tai yra pagalba, tai yra veikla. Tai reiškia tarnystė, palaiminta tarnystė. Tai būtų galima išversti visą šitą simbolį. Ir tarnystė kur? Tai mes irgi neslepiam, mes esam katalikiška organizacija. Taip. Ir įdomiausia, kad šitą klausimą aštriausių kampų pastatė mūsų jaunimas, kurie sako, nustokim mes save vadinti tik krikščionišką organizaciją. Taip, mes esam krikščioniška organizacija, bet mes esam katalikiška. Tai jeigu mes norim aiškiai save vertybiškai atvaizduoti, identifikuoti, pasirodyti prieš kitus, kad iš karto ateitų kokybiškai tikslingi žmonės, tai nepabijokim to pasakyti. Ir tada labai susikonkretinam, labai aiškus. Ir tada tas santykis yra žmonių. Pavyzdžiui, mūsų jaunųjų maltiečių sąskrydis, kai vyksta, jis paprastai būna pavasarį, yra viena iš tokių detalių, mes neverčiam žmonių tikėti. Mes negalim sakyti, mes pas Dievą nevarom. Taip. Bet mes galim parodyti kelią. Mes galim parodyti tą kelią,
mes galim jį atvesti į bažnyčią ir tai turbūt yra vienas iš tų dalykų, ką jau dabar amžinatilsį buvęs didysis magistras ordino Fra Matthew Festingas yra sakęs, ar mano pareiga kaip maltiečio yra priversti žmogų tikėti? Ne. Ar mano pareiga yra padaryti, kad jis tikėtų? Ne. O tai kokia mano pareiga? Atvesti prie Dievo namų? Jis jau sako pasirūpins. Tai tą mes irgi pakankamai aiškiai deklaruojam. Kad tas atvedimas, parodimas, tai grįžtant prie jaunimo, sekmadienio mišios, nepriklausomai nuo tavo tikėjimo, nepriklausomai nuo tavo įsitikinimų, tu tiesiog dalyvauji. Nes mūsų tikslas yra, kad mes kaip bendruomenė atėjom visi kartu, vykdom veiklą kartu, ir meldžiamės. Ir kartu garbinate Dievą, iš kurio ir gaunate visą gyvybę savo veiklai. Visus 8 palaiminimus, tai yra 8 palaiminimai, Jėzaus palaiminimai, Mato Evangelijos. Tai čia tikrai aš nežinojau ir tiek daug sužinojau. Kai kalbam apie maldą, turbūt mes turim maltiečių maldą. Ja irgi galima, atsidarius mūsų puslapį, yra ir maltiečių malda. Jinai yra labai faktiškai mažai pakitusi nuo originalios. Jinai yra truputėlį transformavosi, vis tiek per 1000 metų, aišku, gyvenime visko yra įvykę, bet principai ir esminės tezės yra nepakitusios. Kuom jinai yra kitokia negu anglų kalba versija arba italų, originalų kalba ar lotynų ar kitom kalbom, tom, kad jinai yra vyskupo Tunaičiui kažkada lygindama šitą maldą su anglišku tekstu, aš pamačiau, kad jau tuo metu, prieš 30 metų, kai išvertė į lietuvių kalbą ir adaptavo Lietuvai šitą maldą, jis taip toliaregiškai numatė, kas vyksta šiandien, ir tam tikri dalykai jau jie tada atsispindėjo lietuviškoje versijoje. Tuo metu nei JAV neturėjo tokios, kaip čia, šios laikus visiškai atliepiančią. Ir čia galbūt būtų tas toks paprastas pavyzdys. Originalioje maldoje, anglų arba italų kalba yra, kad mes riteriai, ordino riteriai. Vis tiek tai buvo riterių, ar ne? Pas mus nėra tokio žodžio, pas mus yra mes maltiečiai, ar ne? Jeigu žiūrėti JAV, kuri turi net 3 didžiulės asociacijas, Maltos ordino, kadangi šalis visgi didžiulė ir visa kita, tai jie tik prieš 3 metus visų 3 asociacijų kapelionai darė suvažiavimą, kad pakeisti žodį riteriai ir damos, pakeisti į žodį maltiečiai. Kai pas mus jau 30 metų yra maltiečiai. Tiesiog maltiečiai. Tai lenkiu labai galvą ir su geru žodžiu visada prisimenu vyskupą Tunaitį, nes jis buvo labai toliaregiškai, toli numatę ir labai plačiai matę, ir iš tikrųjų buvęs Maltos ordino ambasadorius Lietuvoje, jisai paliko tokią mums dovaną gražią, kad turim dabar maldyną maltiečių, kuris yra sinchronizuotas tiek su Maltos ordinu, tiek su bažnytinė visa tvarka, ir ten yra, aišku, mums specifinis ir Gerardas palaimintasis ir visi kiti šventieji. Bet jame yra maltiečių maldos versija šita, ir ten buvo labai daug noro ją padaryti vėl tą, į tą išverstą teisingai. Tai šitoj vietoj tikrai atstovėjom, kad būtų tik šita versija, kuri jau seniausiai suderinta tiek su vyskupų konferencija, tiek atitinka organizacijos visą būtybę, o tas, kuris įsigilina į maldą, tada pamato, kad jinai yra be galo graži. Tik būtinai paskaitysiu tą maldą ir mūsų, tikiuosi, ir žiūrovai, ir klausytojai tikrai bus susidomėję, nes man tai atsivėrė akys, aš taip plačiai dabar mačiau, per vieną tą valandėlę, jin taip greitai pralėkė. Bet prieš pabaigą mūsų laidos aš norėčiau, tikrai labai greit praėjo valanda, ar jūs taip jaučiat, kad jau valanda? Jau valanda? Taip, jau valanda, aš čia laikrodį prieš akis matau. Aš tik ilgai kalbėjau. Jūs labai greitai kalbėjot, labai daug pasakėt, į tokį vieną valandėlį tiek daug informacijos, tokių gerų dalykų. Kaip tapti maltiečiu?
Labai Jeigu kas paprastai. norėtų tokios savanorystės. Jeigu kas nors norėtų tokios savanorystės, tai pradėkim nuo to, kad mes, šiuolaikiškai, ne, mes turim maltiečiai.lt, mes galime susirasti bet kurią vietovę aplinkui Lietuvoje, kur mes veikiam, jie gali kreiptis, yra nurodyti žmonės kontaktiniai, su kuriais kalbėti, kad ir tada susitikti, ateiti, žengti tą žingsnį ir žiūrėkit, gal patiks. Ir bet kas gali ateiti savanoriauti pradžioje, ar ne? Ir iš tikrųjų, turbūt keletas tokių esminių momentų kartais klausia, ar tikrai gali ateiti, pavyzdžiui, netikintis. Mes sakom, mes neįvertinsim šito dalyko ir mūsų tikslas yra tiesiog geros valios žmonės sujungti į vieną ratą, daryti gerus darbus. Taip. Kitas dalykas, ar gali kitų konfesijų žmonės ateiti. Taip, jie gali ateiti. Mes kviečiam bet ką, kuris priima mūsų vertybinį pagrindą. Taip. Jeigu jūs priimat mūsų vertybinį pagrindą, tai turbūt jokio skirtumo nėra. Ir čia turbūt geriausias pavyzdys šiai dienai, labai skausmingas, Palestina, Betliejus stovi maltiečių ligoninė, tebestovi jinai toj pačioj vietoje, kur buvo pastatyta prieš 1000 metų beveik. Ir tai yra didžiausia katalikiška ligoninė, kurie išimtinai arabų kilmės žmonėms suteikia galimybę pasigimdyti vaikus, kaip čia, decent, kaip čia. Teisingai, tvarkingai. Tvarkingai, taip. Tai yra visiškai, nėra jokio ribojimo į tikėjimą ar dar kažkaip, tai tiesiog yra sudaryta galimybė tiem žmonėm garbingai, jo, teisingai. Oriai, čia turbūt būtų oriai ir saugiai gimdyti vaikus, nes ten yra problema, tai taip ir mūsų veiklose. Tai mes kviečiam visus. Na taip, paskui keliaujant per visą organizaciją turbūt atsiras tam tikrų niuansų, bet iš esmės mes tikrai esam atviri visiems ir jeigu kalbam apie tokius didmiesčius ar ne Vilnius, kur daug rusų, lenkų, Klaipėda, kur daug lenkų ar ne pravoslavų, tai mūsų globojami žmonės labai dažnu atveju yra pravoslavai, kitataučiai, ta prasme visokių yra. Tai mes neribojam šitoj vietoj, bet žinoma kviečiam bet kurį, kuris atitinka mūsų vertybinis pagrindas. Taip. Kažkiek tai kalbant konkrečiai apie Klaipėdą, veikla buvo truputėlį apmirus, nes ten kažkas išvažiavo, aš pavyzdžiui irgi, tu negali visur būti. Jo, visur keliauji, bet vėl dabar kaip tik vyksta atsinaujinimo procesas, yra vėl jungiasi komanda, nauji žmonės jungiasi, tai visada kviečiam visus prisijungti. Klaipėdiečiai, prašom, kviečiam, jeigu ieškot kur nors erdvės savanoriauti, padaryti gerų darbų, pasitarnauti kaip bendrajam gėriui mūsų Lietuvos, tai tikrai Maltos ordino pagalbos centrai, ne? Taip vadinat, mes vadinam grupėmis, taip, maltiečių grupėmis. Jo, laukia savanorių, kurie tikrai, mes kaip esam iš Vilties miesto studijos, tai aš taip matau, kad jūsų veikla tikrai teikia labai daug vilties žmonėms, kurie su jumis, kaip sakyt, jūsų pagalba ateina ir bendrai mūsų Lietuvai, mūsų valstybei. Ir ta savanorystė, į kurią kviečiat, irgi, yra galimybė suteikti viltį žmonėms, kurie kartais jos pritrūksta šiandien. Su broliu Benediktu ne vienas iki esam apie tai kalbėję, kad tas Vilties miestas, jis turi daug spalvų, jis turi daug labai prasmių ir jisai daug priežasčių čia ateiti. Dėl to yra daug priežasčių čia ateiti ir dalintis to. Taip, tai tikrai, mielas broni, ačiū labai, kad atėjot šiandien, kad atėjot ir galbūt tokį kaip paskutinį sakinuką mūsų žiūrovams ir klausytojams. Nežinau, tos savanorystės temai, užkabinam šitą temą, jinai tokia nėra labai lengva tema. Nes, savanoriauti, kai daug vargo aplinkui mums patiems asmeniniuose gyvenimuose, kiek tos drąsos, žengtas žingsnį, gal tokį padrąsinimą. Nebijoti savanoriauti. Padrąsinimą. Čia labai specifiškai apie maltiečius būtų, yra toksai pakankamai gajus posakis.
yra daugybė kelių į dangų, bet su maltiečiais linksmiau. Na. Tai čia būtų viena priežastis, kodėl galima tą daryti. O kitas dalykas, turbūt svarbiausia yra nepabijoti žengti to pirmo žingsnio. Jūs kalbėjote apie tapybą arba pagal ką mes esam nutapyti, bet tam, kad tu galėtum nutapyti paveikslą, tu turi pradėti nuo paprasčiausių dalykų. Tu turi pradėti tapyti. Tai va, mes esam savo gyvenimo kalviai. Turbūt žengti tą pirmą žingsnį būtų visada būtų lengviau, jeigu būtų bendraminčių ratas. Tai tikiu, kad va, tokiose organizacijose kaip Maltiečiai yra galima tikrai surasti savo bendraminčių, su kuriais tą kartais ir sunkų žingsnį galima žengti, o po to pamatyti ir visą grožį. O su Maltiečiai žinot, kokios yra šaknys? 1000 metų. Ir per visą pasaulį šitiek žmonių, šitokia organizacija, tai čia tikrai labai gali daug gerų draugų rasti. Galima tikrai. Tai tikrai labai jums ačiū ir noriu priminti, kad mes čia buvome viltingų pokalbių cikle Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika iš Vilties miesto studijos. Ir šį projektą kuria Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio Vilties miestas komanda Rimantas Navickas, įrašų ir transliacijų režisierius bei redaktorė Goda Povilaitytė. Projekto partneriai yra Vilties miesto Radio Gama. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. O aš Aušra Mizgirienė esu šių laidų moderatorė. Ačiū Jums visiems už dėmesį, ačiū Broniui ir iki kitų susitikimų. Sudėjau. Viltis stipresnė.